reikėtų pradėti nuo to, kad iš tikrųjų idėja kilo jau seniau, dar turbūt rudenį, ir mes pradėjome eksperimentuoti su želė, pradėjome daryti visokius projekčiukus ir iš tikrųjų tai yra vienas iš būdų, kaip atrasti kažkokią naują formą iš įprastų produktų. Ir apskritai, su šita virtuvė yra taip, kad labai yra gera ir smagu, kai visam pasauliu maistas tampa kaip maisto kultūra atskira dizaino forma. Šitam renginiui ir taip pat paruošėm tas želė. O želės skonius, kuriais šiandien vaišiname, tai buvo, gaila nebeliko. Tai buvo kokosinės želė su kava, kokosinės želė su šokolado lajumi. Taip pat dar darysime kūrybinės dirbtuvės šiandieną. Tai gaminsime iš šviežių sulčių, iš visokių uogų, daržovių, kurias galbūt atsinešėm dar iš savo senelių. Šitos erdvės labai trūko ir, kaip jau minėjau, būtų labai smagu, kad tai taptų ne vien pavalgymo vieta, kas yra labai patogu, bet kaip tik ir vieta eksperimentuoti ir rasti kažkokių kūrybos formų. Tai manau, kad tikrai to labai reikėjo ir labai džiaugiamės tą gavę ir turėdami. Maistas viena iš priemonių kurti ir viena iš priemonių taip pat kurti dizainą. Maisto estetika vis labiau, kaip minėjau, atsiskiria kaip atskira dizaino kryptis.